Įsidarbinimo portfelis tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Šioje pamokoje sužinosite, kaip ieškoti informacijos apie įmonės elgesio kodeksą. Pirmiausia, išsiaiškinkime, kas yra elgesio kodeksas. Tai vidinis susitarimas, kuriuo nustatomos normos ir vertybės, kuriomis vadovaujantis nustatoma įmonės ideologija ir tikslai. Tai yra gairės, kuriomis vadovaujasi darbuotojai bendraujant su kolegomis, klientais ir vadovais. Elgesio kodekse numatytos šios taisyklės. Klientų aptarnavimas, konfidencialumas, sąžiningumas, patikimumas, saugumas, paslaugumas. Elgesys su kitais, parama, pagarba, įsipareigojimas ir taip toliau. Taip pat rasti informacijos apie draudžiamą elgesį, priekabiavimas, diskriminacija, patyčios, narkotikų ir alkoholio vartojimas. Elgesio kodeksas gali padėti išvengti konfliktų. Norint sužinoti, koks yra įmonės, kurioje pradėsite dirbti elgesio kodas, galite paprašyti personalo skyriaus arba ieškokite jo įmonės internetinėje svetainėje. Kai kurios mažos įmonės neturi rašytinio elgesio kodekso. Tokiais atvejais geriausia paklausti savo vadovo, stebėti kitus ir išlikti atsargiu. Peržiūrėję šią pamoką galite atlikti antrąją interaktyvią mokymosi veiklą, kurią parengė įsidarbinimo portfelio komandos nariai. Tai padės jums smagiai ir savarankiškai mokytis. Baigę veiklą galite palyginti savo atsakymus su įsidarbinimo portfelio komandos parengtais atsakymų pavyzdžiais. Sėkmės ir linksmo pasiruošimo pirmajai darbo dienai. Klausimų visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenė Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.